labiausiai didžiuojas baigdama herojų, tai kad turėjau galimybę būti mokoma tokių nuostabių žmonių ir labai daug išmokau iš jų ne tik mokykliškai, bet ir gyvenimiškų dalykų. Taigi, toliau aš būsiu aktorė, ko norėjau nuo pat darželio ir tikiuosi, kad jūs mane išvysit didžiausiose pasaulio ekranuose. Tai didelis ačiū Jums už ne tik mokslą, bet ir už patirtį ir už draugystę. Labai gera. Žinokit tai, kad mokytojams rūpi iš tiesų. Tai toliau vėl mokytis, padėti žmonėm, tai noriu būti kineziterapeutas. Ačiū už visus metus, kuriuos paleidom kartu ir prisidėjo prie visų mokslų, prie geros nuotaikos, prie liūdnų dienų ir kad buvo šalia, kai reikėjo. Mano didžiausias iššūkis buvo perlipti per save ir būti drąsesniu ir aš perlipau ir esu daugiau komunikabilus. Didžiuojuosi savo klasiokais, kad visi pabaigė ir kiek matau, visi tikrai siekia savo tikslų ateityje. Tai mano svajonė jau dalinai išsipildė, aš įstojau ten, kur norėjau, į Prancūziją. Herojus mane išmokino labai daug ko, net nuo moralinių savybių iki psichologinių išbandymų. Ir tikrai kiekviena veikla buvo tuo ypatinga. Žmonės įeina tavo gyvenimą ir kai kurie išeina ir kartais tas jų palikimas ne visada yra blogas dalykas ir iš to gali daug ko pasimokinti. Net tapti tokiu suaugusiu, kaip būna ten daugelis, bet leisiu tapti tokiu laisvu ir lankščiu žmogum, kaip daugelis mūsų mokyklos mokytojų, kurie leidžia savo pabūti vaikais ir pasijuokti. Įstojau studijuoti psichologiją tokiam mieste prie Alicantės. Laukiu gyventi savarankiškai, patirsius naujus potyrius, susirasti naujų draugų. Aš didžiuojuosi tuo žmogum, kuriuo pavyko tapti per šiuos 12 metų. Šiaip esu citatų žmogus, tie, kurie mane pažįsta, tikrai žinos, kad į dienos planus visą laiką pasirašydavau kažkokią frazę iš mokytojo, ar klasioko, ar šiaip draugo. Mokytojas Dovilės vieną kartą pasakyta per literatūros veiklą. Ji dirba tokį darbą, kurio vaisių niekada nepamatys. Ar pamatys, bet iš tolo. Manau, kad nori išlikti nuoširdi, empatiška ir atsakinga.